Pasišauk iš Izraelitų savo brolį Aroną, draugė su jo sūnumis tarnauti man kunigais. Aroną ir Arono sūnų Nadabą bei Abihuvą, Eleazarą ir Itamarą. Pasiūdinsi savo broliui Aronui šventus drabužius, kad būtų oriai puošnus. Todėl nurodyk visiems turintiems įgūdžių, kuriems esu suteikęs išmonę, kad jie pasiūtų Aronui drabužius, kuriais apsivilkęs jis bus pašventintas tarnauti mano kunigu. O drabužiai, kuriuos pasiūdinsi, yra šie: krūtinės dėklas, efodas, skraistė, tunika su kutais, turbanas ir juosta. Siuvant šiuos šventus drabužius tavo broliui Aronui ir jo sūnums, kad jie tarnautų man kunigais, turi būti panaudota auksas, mėlyni, violetiniai bei tamsiai raudonos spalvos siūlai ir plona drobė. Senose mūsų knygelėse būdavo toks pamokslas ir tada klausimas, ką iš to galime pasimokyti. Galbūt truputėlį kitais žodžiais. Tai va, kai skaitome tokį tekstą, ką iš jo galime pasimokyti. Atrodo viskas labai toli, bet pasimokyti galima labai daug. Taigi kunigai šios skyriaus, kurį galbūt paskaitome prabėgdami, tikrai galime sužinoti daug. Na ir pirmiausia, kunigai, tai yra kahan. Na, mes su to mūsų regione, mes su tuo žodžiu kahan, kohen susidurėme dažnai ir visos pavardės tokios kaip Kaganovičius, Kaganas ir panašios visos yra susiję su kunigu. Susiję tiesiogiai su šiuo skyriumi ir su šia knyga, nes kunigystė dabar įstatoma. Ir sako, tarnauti man kunigais. Čia ir viena iš svarbiausių šios skyriaus ir bendrai kunigystės – tarnauti man kunigais. Kunigystė yra skirta Dievui ir žmonėms ir mes pamatysime, kaip jie atrodo ateityje. Bet būtent tai yra tarnystė, kas yra Dievo reikalus perteikti žmonėms, žmonių reikalus Dievui. Antroji eilutė mums pasako apie kunigo rūbus. Pasiūdinsi savo broliui Aronui šventus drabužius, kad būtų oriai puošnus. Na, čia mūsų Rupšio vertimas, Jurieno vertimas yra tikslesnis, parašyta garbiai ir pagražinimui. Ir taip pat angliškas, kur yra pažodinis vertimas, for glory and beauty. Irgi tokie garbiai, glory and beauty. Ir vokiškas Liuterio vertimas, die Herrlich und schön sein, garbė ir grožis. Kodėl kunigų rūbams tiek skirta yra daug vietos? Dėl to, kad kunigai, kaip ir visa šventykla, turi būti atskirta nuo kasdienio gyvenimo. Ir kunigai irgi yra žmonės, bet štai tie rūbai, jie parodo, kad jie tuo metu vykdo tarnystę ir jie yra kitokie, jie turi tam tikras ypatingas pareigas. Kada kalbame apie krikščionių kunigų rūbus, tai irgi tas pats yra išlikę. Ir kai kada neteisingai yra taip pasijuokiama, ten kunigai, vyskupai, kad va, kokie prabangus rūbai, kad štai galėtų parduoti ir ten pinigus išdalinti vargšams, na, tokių istorijų. Visi žino, kad kitas turi kažką parduoti ir išdalinti vargšams. Kokiems vargšams, kiek tai ta, bet priešingai, kaip rūbai krikščionybėje irgi, kodėl liturginėje gražus ir susiformavo. Tai būtent, kad ar gražus, ar negražus, bet būtent kad tokie kaip yra, tai kad nepabrėžtų, uždengtų kunigo socialinį statusą. Kad pagal rūbus nesimatytų, ar kunigas yra iš turtingų kilęs ar iš biednų. Ar jis turi kuo apsirengti po tais rūbais, ar jis turtingai apsirengęs ar biednai. Bet būtent rūbai ir padaro, kai labai aišku, kad kunigas prie altoriaus, jisai vykdo savo kunigišką tarnystę ir jie tarnauja Dievui ir žmonėms. Ir jeigu imant kunigų rūbus, jie tarnauja ilgai, dešimtmečiais. Geresni drabužiai kunigo, tai yra geresnės medžiagos, tai jie tarnauja 10 metų.
Ir niekas daug nekalba apie kokius teleevangelistus, kurių vien kostiumai kainuoja po 20 000 dolerių ir panašiai. Taip, ir visa įranga, tai ten sako, kad jie kukliai apsirengia, tik tai kostiumeliu, batukais ir ten kaklaraiščiu, bet iš tiesų, kas supranta, kas tai yra, tai vis dėlto ir kunigas apsirengęs, ir parapijiečiai, visi žino, kad tai yra ne jo asmeninis dalykas, ne jo asmeninis rūbas, bet štai yra žmogus, kuris dabar tarnauja prieš Dievą, žmonių atstovas nuo Dievo žmonėms atstovas. Ne, kad ir Vilniaus parapijoje, žinom, buvo barokinis arnotas kažkada išsiuvinėtas deimantais. Taip. Kažkas parapiečių šeima, viena parapietė našlė, tokia turtingesnė padovanojo, bet padovanojo bažnyčiai, kad kunigai, bet tai nėra, kad prabangų, tai yra būtent, kad parodyti svarbą tarnystės. Ir tai irgi kyla, matom, visa kunigystė irgi kyla ne iš žmonių. Dievas aprengia kunigus. Dievas pasako, kaip aprengti. Ir apsalmė, ir sako, aprenk savo kunigus teisumu. Ir paskui pats Dievas atsiliepia į psalmininko prašymą, aš aprengsiu savo kunigus teisumu. Taigi tas išorinis drabužis yra viena, bet svarbu pati tarnystės esmė. Dievas pats kunigus aprengia. Tai nėra kunigų pasirinkimas, nėra Arono ir Mozės, jie nesusėdė, nenusprendė. Broliai, kad sako, gal padaryk, žinai, Moze, aš būsiu tavo kunigas ir dabar, žinai, padarom gal truputėlį tokį, kad mes kiečiau atrodytume prieš visus, kad visi suprastų, ką čia labiau gerbti reikia tarp mūsų. Tai truputėlį aukso, gerų siūlų, tai iš karto visi matys jau mūsų padėtį socialinę. Ne, tai atėjo ne iš žmonių, tai atėjo iš viršaus. O iš žmonių tai aišku, kad kažkaip matysim, ateityje bus paskui pavydas ir sukilimai, maištai. Trečioji eilutė. Todėl nurodyk visiems turintiems įgūdžių, kuriems esu suteikęs išmonę, kad jie pasiūtų Aronui drabužius, kuriais apsivilkęs jis bus pašventintas tarnauti man kunigu. Matome, kad iš kur ateina žmonių gabumai. Vėl, kada sakome talentai, Dievo dovanos, Dievas labai gražiai pasako, turintiems įgūdžių, kuriems esu suteikęs išmonę. Taigi išmonė ir paskui išvystyti talentai yra Izraelio tautoje ir būtent Dievas jau atsirenka savo reikalams to žmonės, siuvėjus, juvelyrus, audėjus, tie, kurie išmano, kad ir pasitarnautų šventųjų, bet irgi tie gabumai, kiekvienam žmogui yra atėję daug dalykų iš Dievo, bet aišku, tik tai yra žmonės, kurie tos dalykus išvysto, yra žmonės, kurie tos talentus pakavoja, paslėpia, ar neturi laiko, ar tingi, ar nemato prasmės. Bet tie, kurie išvystė, bet būtent tas pagrindas yra iš Dievo. Ir kad jie būtent patys gabiausi pasiūtų tuos drabužius. Ir labai svarbi ta vieta, jis bus pašventintas. Taip. Aronui bus pašventintas. Kas pašventintas, kaip jisai bus, su liturginiais drabužiais. Taigi išskirtas iš kitų, kaip tarnaujantis Dievui. Ir tas čia yra kadešo, laikyti šventą, pašventinti nuo kadeš, irgi šventinti šventas, kadeš, kadoš, tai irgi tas pašventinimas. O kas yra pašventinimas ir toks šventas, tai yra tas, kuris tinkamas tarnauti prieš Dievą. Ir vėl tas mūsų pašventinimo šventumo, ne mes padarome daiktus šventais. Čia skiriasi evangeliška šiek tiek teologija nuo kai kurių kitų teologijų. Nes kai mes šventiname, mes nepasakome, kad aš padariau šventindamas daiktą šventų, mes irgi laikomės to požiūrio, kad jeigu mes kažką šventiname, tas yra pašventinama Dievui. Ir mes su malda, kodėl šventiname, visada sakom, tai yra pašventinama su Dievo žodžiu ir malda, nes iš vienos pusės tinkama Dievui yra tai, kas iš Dievo, kas yra šventa, o jo žodis šventas, na ir mūsų labai kuklus prašymai, su tikėjimu, kad Viešpatie padėk mums bažnyčią šventą išlaikyti, ar ten kažkokią vietą tavo tarnystėje kitą, arba altorių, arba vargonus, arba, na ir kapinės, ir kapas yra irgi žmogaus kelionės
pabaiga, bet kartu yra, kai žinome, mirtis yra gimimas dangui krikščionio. Tai irgi tokia ta vieta, iš kur žmogus kelsis ir jau kur žmogui nieko nebelieka. Lieka tik tai virsti žemė ir laukti Jėzaus, irgi ta vieta yra pašventinama, kad Viešpats saugotų, bet ta vieta jau ten, nes jau tas žmogus, kuris ten guli, jis jau pats jau šitos vietos, jis jau jos nepakeis, jau savo valia niekaip nesugadins, jau yra kaip tokie, kokie yra, o mes tokie dar keliaujantys irgi, kad Viešpatie. Bet būtent, kad būtų tinkama ta vieta tavo ateimo diena, kad būtų išsaugota. 4 eilutė, o drabužiai, kuriuos pasiūdins, yra šie. Mes prie visų apsistosime šiandieną, bet dar čia išvardinti yra krūtinės dėklas, efodas arba liemenė, skraistė, tunika su kutais, turbanas ir juosta. Ir spalvos, mes matome spalvos renkamos, yra daug mėlynos ir violetinės, bet ta mėlyna spalva jau buvo visuomet prabangos spalva ir tolimesnės eilutės mums pasako, kad turi būti auksas, mėlyni, violetiniai, bet tamsiai raudonos spalvos siūlai. Taigi spalvos, kurios yra sunkiai išgaunamos arba sunkiau išgaunamos ir kurios yra retesnės, taigi ir tie siūlai yra brangesni ir parodo iškilmingumą. Kaip jau esame kalbėję, mes matom, kad Dievas savo garbinimui, tai susitikimui su žmonėmis, kur yra jo malonės sostas, kuris jau norės kalbėti su žmonėmis, Dievas nori, kad viskas vyktų oriai ir gražiai. Ir už tai, ir mes to irgi nepamirškim. Tai garbiai, to antros eilutės garbiai pagražinimo, šiaip garbiai pagražinimui. Tas oriai puošnus, vertimas tos antros eilutės Rupšio labai nesuprantame, bet garbiai ir pagražinimui. Ir mes bažnyčioje irgi turime taip išlaikę, kur mums pavyksta, kiek pavyksta iš mūsų žmogiško silpnumo, kai kada ir krikščionių ir skonių skirtumai yra, tas garbiai ir pagražinimui, tai for glory and beauty. Aišku, suprantam kartais ir mes matom bažnyčių, kur žmonės nori gražiai padaryti ir padaro gražiai, bet mūsų gal skoniai skiriasi, gal mums medžiagos gali vieniems labiau patikti plasmasiniai dirbiniai gražus, kitiems gal labiau metalas ar akmuo, čia jau priklauso nuo vietos, nuo regiono, nuo poreikių, bet vis tiek tas tendencijas tas yra, kad būtent pagerbti Dievą viskuo, ką mes tuo metu turime. Ir paskaitykime toliau. Efodą padarysi iš aukso ir plonos suktinių siūlų drobės, meistriškai išsiuvinėtos mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais. Jis turės 2 petnešas pasiūtas prie efodo abiejų galų. Meistriškai išausta juosta esanti ant efodo bus to paties darbo ir tokių pat medžiagų, iš aukso ir plonos suktinių siūlų drobės, papuoštos mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais. Paimsiu 2 lazurito akmenis ir išraižysiu juose Izraelio sūnų vardus. 6 vardus viename akmenyje ir 6 kitus vardus kitame akmenyje pagal jų gimimo eilę. Kaip brangakmenių gludintojas išraižo antspaudo žiedus, taip ir tu išraižysi anuose 2 akmenyse Izraelio sūnų vardus. Įrėminęs juos aukso rėmeliais pritvirtinsi abu akmenis prie efodo petnešų, kaip atminimo akmenis Izraelio sūnums. Aaronas nešios jų vardus atminimui ant savo abiejų pečių Viešpaties akivaizdoje. Padirbsi aukso gėles ir 2 grandinėlės iš gryno aukso, nuvytas kaip virvelės. Prie gėlių pritvirtinsi nuvytasias grandinėlės. Padarysi ir nuosprendžio dėklą ant krūtinės, išsiuvinėta kaip ir efodas. Turi padaryti jį iš aukso ir plonos suktinių siūlų drobės, puoštos mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais. Krūtinės dėklas turi būti 4-kampis ir 2-linkas, sprindžio ilgio ir sprindžio pločio. Apdaikstysi jį 4 brangakmenių eilėmis. Pirmoje eilėje bus
sardas, topazas ir smaragdas. Antroje eilėje granatas, safyras ir ametistas. Trečioje eilėje hiacintas, agatas ir krištolas. Ketvirtoje eilėje bus berilas, lazuritas ir jaspis. Įtvarose jie turi būti įrėminti aukso. Akmenų skaičius atitiks 12 Izraelio sūnų vardus. Jie bus tarsi antspaudo žiedas, su kiekviename išraižytų vienos iš 12 giminių vardu. Padirbsi krūtinės dėklui grandinėles iš gryno aukso, suvytas tarsi virveles. Padirbsi krūtinės dėklui ir 2 žiedus iš aukso, pritvirtinsi juos viršuje prie abiejų krūtinės dėklo kampų. 2 aukso virveles įvesi į tuos 2 žiedus prie dėklo ant krūtinės kampų, o kitus 2 virvelių galus pririši priekyje prie 2 įtvarų, pritvirtintų prie efodo petnešų. Padirbsi iš aukso kitus 2 žiedus ir pritvirtinsi juos apačioje prie 2 krūtinės dėklo kampų ant užpakalinės pusės prie pat efodo. Tada padirbsi iš aukso dar 2 žiedus ir pritvirtinsi juos žemai efodo petnešų priekyje, prie jų siūlės viršmeistriškai išaustos efodo juostos. Mėlyna virvelė taip sujungs krūtinės dėklo žiedus su efodo žiedais, kad krūtinės dėklas gulėtų tiesiog ant meistriškai išaustos efodo juostos ir negalėtų atsiskirti nuo efodo. Eidamas į šventą vietą, Aronas nešios Izraelio sūnų vardus nuosprendžio dėkle ant krūtinės viršum savo širdies, kaip nuolatinį atminimą viešpaties akivaizdoje. Į šį nuosprendžio dėklą ant krūtinės įdėsi urimus ir tumimus, kad ir jie būtų prie Arono širdies, kada tik jie eis viešpaties akivaizdon. Taigi Aronas nuolat nešios Izraelio nuosprendį prie savo širdies viešpaties akivaizdoje. Prie mūsų esamo teksto tikriausiai būtų naudinga šiek tiek iliustracijų. Matome kunigo rūbus, kelios kunigų čia tokios iliustracijos, gal čia tokia ryškesnė yra, galima ir prie šios apsistoti. Nuo 6 eilutės, sakome, efodą padarysi iš aukso ir plonos suktinių siūlų drobės meistriškai išsiuvinėtos. Matome, efodas yra tokia liemenė. Ir juosta yra, kuri efodą prilaiko. Ir nuo 10 eilutę iš karto mes Taip 9 galime. Paimsi 2 lazurito akmenis, išraižysi juose Izraelito sūnų vardus. Lazuritas yra permatomas akmuo. Kur sako tos lazuritą, kurį reikėtų daryti, kad vardus, 6 vardus viename akmenyje ir 6 kitus vardus kitame akmenyje, pagal jų gimimo eilę. Ir išraižysi juos 11 eilutė sako, ir įrėmins jos 12, įrėmins jos aukso rėmeliais, pritvirtinsite abu akmenis prie efodo petnešų. Štai tose vietose ant pečių, palaukit dar čia, šitame geriau matosi. Kokią prasme tai turi? Kunigui tai yra atminimas, kad jis ne šiaip savo pats tarnauja, bet jis yra tarpininkas tarp Dievo ir Izraelio. Kad jo yra našta ir pareiga nešioti ant pečių Izraelio tautos rūpesčius. Taigi Dievui atnešti aukas už Izraelio nuodėmes, kreiptis su visais poreikiais, o žmonėms paskelbti Dievo valią. Ir tas atminti yra zakar hebrajiškai. Kodėl čia atminimo, kad štai ant pečių 6 giminės ant vieno peties, 6 ant kito. Tai yra atminti, tai nėra tas, kad aš buvau pamiršęs ir dabar prisiminiau. Tas atminimas labiau reiškia, kad aš visuomet turiu
minty turbūt turiu, taip geriausiai sakyti. Kaip ir Dievas, kai sako, Dievas atsimena savo tautą, tai nereiškia, kad Dievas tą tautą būtų kokiu nors būdu pamiršęs, arba būtų jos kokiu nors būdu, ją nekreipęs dėmesio, bet tai labiau reiškia, kad Dievas savo tautą nuolatos atsimena. Tas nešiojimas ant pečių, turime keletą tokių pavyzdžių Senajame testamente, tai mūsų Dievas, sako, Viešpats nešioja mūsų naštas. O kas pasikeitė Naujajame testamente ir kaip vaizduojamas Jėzus, kaip gerasis ganytojas, tai jis vaizduojamas arba su lazda yra piemens, arba nešantis avelę ant savo pečių. Tai štai tie akmenys su išraižytais vardais, jie Izraelio genčių giminių vardais, jie pasikeitė. Žinome, kad mes esame Jėzui ant pečių uždėti ir jis nešioja mūsų naštas ir mūsų vardas ten yra išraižytas. Ir Apreiškimo knygoje mes taip pat skaitome apie akmenėlį. Tai sako, duosiu akmenėlį ir jame bus naujas vardas. Ir niekas nežino, koksai ir kas parašyta, tik tai tam, kuris gavo ir tas, kuris davė, žinos. Ir mes žinom, kad mums tai yra Jėzaus vardas, kartu ten su Jėzaus vardu gal ir mūsų vardas užrašytas yra, bet su tokiais akmenėliais mes irgi turime tokį prisiminimą Naujajame testamente Apreiškimo knygoje. Kai mes skaitome nuo 15 eilutės ir dar spėsime turbūt iki 45 paskaityti, kas yra svarbu, kad visos dalys, kurios papuoštos juvelyriniais papuošalais, mes matome ir paveikslėlyje, pečiai, krūtinė arba širdis, kakta. Ir visi jie pažymi labai svarbią dalį, kad Aronas, vyriausiasis kunigas, kokia jo yra atsakomybės našta. Sako, klausykis Izraelį, čia pakartota Įstatymo knygoje. Viešpats yra mūsų Dievas. Vien tik Viešpats. Mylėsi Viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis. Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos, te būna jie kaip žymė tau ant kaktos, čia jau vėliau pakartota Dievo įsakymė. Kartota Įstatymo knygoje. Taigi jo atsakomybės tie gražūs dalykai, bet kartu tai liudija jo atsakomybės naštą. Kas yra tas ant krūtinės 15 eilutė? Ant krūtinės nuosprendžio dėklas. Padarysi ir nuosprendžio dėklą ant krūtinės išsiuvinėtos kaip ir efodas. Ir matome, ant krūtinės yra štai toks dėklas, jisai perlenktas yra, jis nėra sprindžio dydžio, jis nėra labai didelis, bet būtent jis padarytas yra kaip kišenė. Tam buvo naudojami urimai ir tumimai, urim tumim, tokie, bet dar prie jų dar prieisime. Ir jie buvo tokie kaip pagalba priimant sprendimus. Bet čia yra įdomu tai, kad tai yra panašu į krūtinšarvį. Šita dalis kunigo drabužio. Ir štai tas, kas kariuomenėje buvo naudojama karui, tai yra pritaikoma kunigo rūbui. Nes tai yra dalis, kuri apsaugo gyvybiškai svarbi, apsaugo širdį. Bet ant savo širdies Aronas, vyriausiasis kunigas, turi jau nešti visus sprendimus, teismo sprendimus ir atsakomybę už savo tautą prieš Dievą. Dar apie urimą tumimą mes skaitėme, dar prie jų prieisime. O 17-21 eilutės dar kartelė, tai apdaiktysi jį 4 brangakmenio eilėmis. Ir tai tos eilės, jūs galite paskaityti, kaip tie brangakmeniai atrodo ir internete galima kiekvieną jų rasti. Aš galvojau ieškoti, bet ne mano sritis, bijau, kad dar netokį akmenį parodysiu.
Šiaip įdomu yra labai, bet reikia daugiau išmanimo apie juos kalbant. Bet čia kas yra svarbu, vėl matome ant pečių Aronas nešios išraižytus vardus. Bet čia vėl kiekvienas brangakmenis yra su vienos giminės vardu, viena iš 12 giminių. Ir tai reiškia, Dievas tai parodo, kokia Dievui brangi yra Izraelio tauta. Kaip brangakmeniai, kiekviena giminė. Ir pakartoto įstatymo knygoje, 7 skyriuje, 6 eilutėje skaitome. Nes tu esi viešpačiui savo Dievui pašvesta tauta. Viešpats tavo Dievas išsirinko tave iš visų žemės tautų, būti jo branginama tauta. Taigi Dievui tauta yra nuosavybė jo, bet ne šiaip nuosavybė kaip vergai, bet nuosavybė, kurią jisai ir yra brangina taip. Tai yra kaip lobis, kaip turtas, kaip brangakmeniai, kuriuos jisai nori saugoti ir turėti savo akivaizdoje. Mums tai priminimas yra taip pat apie šventojo krikšto sakramentą. Ir jeigu čia yra Izraelio giminių vardai surašyti, mes klausėme, kokiu vardu bus prieš krikštą, per krikštą, kokiu vardu bus krikštijamas kūdikis. Ir tai irgi visur vardas yra. Ir mes turime labai gražią giesmę, vards mano danguje rašytas ir išganimo aš kūdikis, nebebūsiu pražudytas, geriausia tenka man dalis. Naujesnio mintinai nemoku, bet būtent, kad vardas mano yra užrašytas. Ir jis užrašytas jau ne ant kunigo drabužių, yra užrašytas danguje. Visi rūbai, iki šiol, ką mes vėl pečiai, krūtinė mums primena mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Kad jis ant savo pečių mus nešioja, bet kartu jis primena mums šitie brangakmeniai ant Arono krūtinės, ant vyriausiųjų kunigo krūtinės. Primena, kad mūsų vardai yra įrašyti viešpaties Jėzaus Kristaus širdyje. Prie savo širdies, kaip ir Dievas ir liepia Aronui laikyti visą tai, tos vardus prie širdies. 30 eilutė. Iš šį nuosprendžio dėklą ant krūtinės įdėsiu urimus ir tumimus, kad ir jie būtų prie Arono širdies, kada tik jis eis viešpaties akivaizdon. Tai buvo tokie dalykai, kuriais kunigas galėdavo skelbti teisingą nuosprendį. Jis laikydavo juos čia. Turime vieną pavyzdį, iš kurio galime susidaryti įspūdį, kaip kunigas naudodavosi jam priklausančiais tais dalykais. Ir tai yra iš 1 Samuelio knygos, 14 skyriaus, nuo 39 iki 42 eilutės. Kaip gyvas viešpats, kuris duoda pergalę Izraeliui, net jei tai būtų per mano sūnų Jehonataną, jis tikrai turės mirti. Bet ne vienas iš karių neatsiliepė. Jis tarė visam Izraeliui: atsistokite vienoje pusėje, o mano sūnus Jehonatanas atsistos kitoje pusėje. Kariai Sauliui atsakė: daryk, kas tau atrodo gera. O viešpatie, Izraelio Dieve, tarė Saulius: kodėl šiandien neatsakei savo tarnui? Jei kaltas esu aš ar mano sūnus Jehonatanas, o viešpatie, Izraelio Dieve, atsakyk urimais. Bet jei ši kaltė yra tavo tautoje Izraelyje, atsakyk tumimais. Burtais buvo nurodyti Jehonatanas ir Saulius. Tuomet Saulius liepė: meskite burtus man ir mano sūnui Jehonatanui. Nurodytas buvo Jehonatanas. Taigi kaip tie urimai ir tumimai veikia, mes galime matyti, kad tai buvo pasirinkimas vienas iš dviejų. Ir pats Dievas nurodė. Taigi
galime sakyti, toks būrimas, bet ne burtai, ne burtininkavimas, bet toks pasirinkimas vieno iš dviejų. Ir tokiu panašiu principu buvo renkamas apaštalas vietoj Judo. Mes tą matome apaštalų, skaitome apie tai apaštalų darbų knygoje. Irgi piešinys yra su kišene, su krūtinės tokiu tuo dėklu. Viskas įsivaizduojama, stilizuota, bet galime tokį vaizdą pamatyti. Tiesa, yra daug variantų Izraelio tautoje, ką reiškia tie akmenys, kodėl šitai giminiai toks akmuo, kitai giminiai kitas akmuo yra priskirtas. Ir ten šventumas, šviesumas, bet čia tokie dalykai, galima į juos gilintis daugiau, bet mes apsiribosime tiek, kiek šiandieną kol kas. Efodo skraistę padarysi vien iš mėlynos medžiagos. Jos viduryje bus skylė galvai, aplink šią skylę bus austa atsiūlė, kaip paprastai būna šarvų liemenėje, idant nesuplyštų. Ant jos žemutinio apvado padarysiu gumulus, tarsi granatmedžio obuolius, iš mėlynų, violetinių ir tamsiai raudonų siūlų aplink visą žemutinį apvadą. Aplink visą apvadą tarp gumulų bus aukso varpeliai. Pirma aukso varpelis, po jo granatmedžio obuolys. Ir taip pakaitomis aplink visą žemutinį skraistės apvadą. Eidamas tarnybą Aronas ją vilkės, kad girdėtųsi jos skambesys, kai jis eina į šventyklą viešpaties akivaizdon ir kai išeina, idant nenumirtų. Padarysi iš gryno aukso gėlę ir išraižysi joje, kaip išraižoma ant spaudos žiete, pašvęsta viešpačiai. Pririši ją prie turbano mėlyną virvelę, taip, kad ji būtų turbano priekyje. Ji bus Aronui ant kaktos. O Aronas prisiims savo bet kokią kaltę, kilusią izraelitams atnašaujant ir pašventintant savo šventasias dovanas. Ji turi būti nuolat jam ant kaktos, idant izraelitui gautų malonę viešpaties akivaizdoje. Pasiūsi kutuotą tuniką iš plonos drobės, padarysi turbaną iš plonos drobės, juostą išsiuvinėsi raštais. Panašiai ir Arono sūnums padarysi tunikas ir juostas ir kepures, padarysi tai jų oriam puošnumui. Apvilksi jais savo brolį Aroną, drauge su jo sūnumis, patepsi juos, pripildysi jų rankas, pašventinsi juos man tarnauti kunigais. Jų nuogam kūnui nuo juosmens lygi šlaunų pridengti, pasiūsi linines apatines kelnes. Aronas ir jų sūnus turės jomis vilkėti eidami į susitikimo palapinę. Ar artindamėsi prie aukuro tarnauti šventoje vietoje, kad neužsitrauktų kalties ir nenumirtų. Tas įsakas bus amžinas jam ir jo palikuoniams po jo. Varpeliai, kas yra varpeliai, mes pilnai nesuprantam, nežinome. Ar buvo kokia dar praktinė paskirtis, ar tai buvo toksai skambantis muzikinis pagražinimas, muzikinė auka. Mes to nežinome. Bet tas įdomu, kad skambėtų, kur 35 eilutėje skambėtų, kad nenumirtų, kai Aronas eis jau savo pareigas. Ir 36 eilutė. Padarys iš gryno aukso gėlę ir išraižysi joje, kaip išraižoma antspaudo žiede. Pašvęsta viešpačiai. Na ir užsidėsi ant turbano. Kas tai buvo? Tai buvo priminimas, kad vyriausiasis kunigas yra pašvęstas viešpačiai. Taigi efodas, krūtinės plokštė, turbanas, aukso plokštelė, visa tai padaryta iš tokios medžiagos, iš kurios padaryta padangtė. Šiaip bendrai kunigas yra apsirengęs, kunigo medžiagos yra tos pačios kaip padangtės medžiagos, jeigu atkreipiame dėmesį, šventų švenčiausiai ir spalvos - mėlyna, raudona, violetinė. Taigi
Prisiminkime, kai skaitėme 26 skyrių 1 eilutę. Pačią padangtę padarysi iš 10 dangų plonos suktinių siūlų drobės, su mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlais. Joje meistriškai išsiuvinėsi kerubais. Matome, kunigas susietas yra savo drabužiu su pačia liturginė šventa vieta. Ir koks padangtės vidus, aš tik priminimas, ką mes jau skaitėme, priminsiu, 26 skyrius 31 eilutė, padarysi uždangą iš plonos suktinių siūlų drobės su mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais, meistriškai joje išsiuvinėsi kerubus. Matome, siūlai tie patys. Išorė, 26 skyriaus 36 eilutė. Padarysiu užuolaidą palapinės angai iš plonos suktinių siūlų drobės, išsiuvinėtos mėlynų, violetinių ir tamsiai raudonų siūlų raštais. Toliau šventykla, kiemo vartai. 27 skyrių 16 eilutė. O kiemo vartams turės būti 20 uolekčių ilgio užuolaida iš plonos suktinių siūlų drobės, išsiuvinėtos mėlynų, violetinių bei tamsiai raudonų siūlų raštais. Ji turės 4 stulpus su 4 pastovais. Ką akivaizdžiai matome, ką kunigo rūbas atspindi visą šventyklos struktūrą. Brangios medžiagos ir lygiai tos pačios spalvos. Štai turime dar vieną elementą, pašvęstą viešpačiui turbaną su užraštu, pašvęstą viešpačiui. Čia 37 eilutėje skaitome, taip? Bus pririši prie turbano mėlyną virvelę, taip, kad ji būtų turbano priekyje. Ir štai mums susideda tokia kompozicija tiek vyriausiojo kunigo Arono, tiek kunigų tarnystės, tiek mūsų pačių kaip krikščionių tokio dvasinio būvio. Širdis, pečiai, kakta. Ir kas? Imk, ką Jėzus sako. Imk savo kryžių ant savo pečių ir nešk, mano jungas švelnus, mano našta lengva. Krikščionio pečiai. Krikščionio širdis, taip, bet pirma Jėzus. Jėzaus pečiai, Jėzus nukreipia į krikščionių, mano jungas švelnus, mano našta lengva. Širdis, mylinti širdis, Jėzaus širdis. Ir mes žinome, katalikų bažnyčioje, Romos katalikų yra atskiras kultas ir maldos švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Kaip teologiškai bandžiau gilintis kiek kartų, šiek tiek sunku suprasti, bet priminimas šventa Jėzaus širdis. Jėzaus širdis, kuri mylinti, kuri visus priimanti. Ir Jėzus pasako, mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Tai krikščionio širdis yra. Ir kas yra galva? Taip, viskas yra žmogaus mūsų mintis. Taip. Ir tai apima beveik visą mūsų gyvenimą, mūsų jausmus, mūsų darbus, mūsų mintis. Ir kas mūsų darbai yra pečiai, taip, mūsų širdis. Aišku, jausmai, čia jeigu Senojo testamento imant, jausmai ir mintys, ten irgi kitos dalys kūnų yra, bet mes jeigu taip pagal tokį dėliojimą, kaip mūsų kultūroje yra, mums labai gražiai nušviečia. Irgi, ar tai turi šventasis raštas omenyje tiesiogiai į mus ar netiesiogiai, bet jis nurodo tikrai, rodydamas į Aroną, nurodo Jėzų, kuris padarė viską dėl mūsų ir nurodo mūsų gyvenimą, mūsų širdis, mūsų emocinis gyvenimas, mūsų pečiai, mūsų šiaip gyvenimas, kokį mes kieno jungą nešame, ar šio pasaulio, ar Jėzaus. Ir mūsų mintys. Ir viskas yra pašventinama. Ir kunigas prie širdies
prie širdies ir ant pečių ką nešioja? Nešioja tautą, vardus. Bet čia jau pašvęsta viešpačiui. Kaip ir Jėzus ir sako, nešiokite vieni kitų naštas ir mylėkite vieni kitus, bet kas visų svarbiausia, taip turi būti pašvęsta viešpačiui viskas. Man atrodo, labai gražus priminimas yra. Ir 38 eilutė parodo kunigo tarnystės pačią esmę ir tai, aišku, vedimas yra prie tobulos kunigystės, prie kryžiaus, kad sako, jis bus Aronui ant kaktos ir Aronas prisijims savo bet kokią kaltę, kilusią izraelitams atnašaujant ir pašventinant savo šventasias dovanas. Ji turi būti nuolat jam ant kaktos, įdant Izraelis gautų malonę viešpaties akivaizdoje. Taigi viena Aronas, kad turi tą ženklą savo, bet kartu tai ir Izraeliui pašvęsta viešpačiu. Tai, ką Aronas daro, kad nėra priminimas, kad tai nėra jo paties valia, ar jo sugalvotos kokios nors manipulacijos, pašvęsta viešpačiu, kad per jį tikrai Dievas veikia. Ir 41 eilutė. Atvilksi jai savo brolį Aroną draugę su jo sūnumis, patepsi juos, pripildysi jų rankas, pašventinsi juos man tarnauti kunigais. Taigi dar kunigų pašventinimas bus ateityje, bet šiandieną irgi pašventinti arba ordinuoti, taip, tai yra atskirti nuo žmonių, kad jie tarnauja tik tai Dievui, tai tam tikras. Nes jeigu tą patį pašventinti kadoš, šventas, reiškia kitoks. Taip, esame jau apie hebrajų kalbos specifiką idėją, kadoš yra kitoks. Taigi yra netoks kaip visi, netoks. Ir Dievas yra šventas, jis yra kitoks. Kita negu žmonės yra. Ir čia yra jie pašventinami. Ir turime tokį gražų pavyzdį, taip pat iš 1 Samuelio knygos, 10 skyriaus, 1 eilutės. Kaip tai daroma yra pačios apeigos, bet dar pašventinimas bus kitame skyriuje taip pat. Paėmęs indelį aliejaus, Samuelis išliejo jį Sauliui ant galvos ir pabučiavęs jį tarė: Argi viešpats nepatepė tavęs savo tautos Izraelio valdovo? Tu turėsi valdyti viešpaties tautą ir gelbėti ją iš visų priešų rankų. Ženklas, kad viešpats patepė tave savo paveldo vadovu, yra toks. Na ir štai ką padaro, tas pašventinimas yra patepamas. Ir kas yra pateptasis? Yra Mesijas, Kristus. Taip. Tai yra su patepimu, su pašventinimu. Apie patepimą aliejais dar ateityje bus, mes prie to prieisime. Ir 42 eilutė. Jų nuogam kūnui nuo juosmens lygi šlaunų pridengti, pasiūsi linines apatinės kelnes ir aš kažkaip netyčia vis specialiai neieškojau, bet tiesiog radau, kad kažkas yra rekonstravę, tai galbūt bus smalsu visiems pažiūrėti, ką atradimą. Aš nemaniau, kad šituo liturginiu rūbu kažkas bus užsiėmę gyvenime. Čia yra rekonstruotos apatinės kelnes kunigų. Ir tai labai rimtas rūbas yra, nes turėtume, taip aišku, gal jisai mums atrodo gal įprastinis ir panašiai, tačiau rimtas rūbas ir aš to jau papasakosiu. Kodėl? Ir dar viena, tuo pačiu, kol dar viena iš versijų pašvęsta viešpačiui kaip kunigui, tai atrodė ant turbano. Bet aišku, tiksliai mes nežinome, čia va jau šiek tiek kitoks. Čia Aronas ir kunigai. Čia vėl. Kodėl tam nuogam kūnui pridengti nuo juosmens? Tai labai svarbu yra, turint galvoje Izraelio tautos kaiminystę supančias tautas. Kunigų ritualai labai dažnai buvo itin seksualizuoti ir pagonių kunigų. Ir buvo ir kunigų, ir buvo... Ar tuo metu buvo tokie ritualiniai ten dalykai kažkokie platus, aš nepamenu, bet aišku vėliau tikrai buvo. Bet būdavo jie pusnogiai, nuogi ir tai žinome, kad visur, kur yra pagonybė, ten yra susiję dalykai su vaisingumo, derlingumo kultais ir panašiai ir visur tie dalykai yra. Ir čia būtent Dievas, dėl ko tai rimtas rūbas yra, tai Dievas parodo, kad visur turi būti
tarnavimas jam turi būti, na kaip ir čia jau gerai Rupšio vertimo, orume, oriai. Oriai turi būti tarnaujama ir kad neiššaukiančiai, bet kad Dievas reikalauja pagarbos iš visų. Ir čia būtent jau tauta ir Izraelio ritualai išsiskiria iš aplinkinių tautų ir ypatingai iš tautų į Kanano žemės, į kurią tauta eina. Taip ir Arono sūnus, kurie turės vilkėti eidami į susitikimo padangtę ar artindamėsi prie aukuro tarnauti šventoje vietoje, prie smilkalų altoriaus, taigi jiems irgi rūbai, jiems ir užsidengimas ir irgi, kad būtų pagarba. Ką mums šiom dienom mūsų dabartiniam gyvenime, mūsų perskaitytas 28 skyrius, ką jisai galėtų, tą patį klausimą, kurio pradėjau pakartos, ką mes galime iš to išmokti. Mes matome, kad Dievas pats parėdo viską taip, kad būtų jam suteikiama tinkama pagarba. Ir per kunigų tarnystės, per jų rūbus, grožį, šventyklos grožį, nors ta šventykla kukli yra nešiojama ne iš akmenų, bet tai yra tokia kukli ir kartu pačiu patvari ir graži šventykla. Dievas parodo, kad jis nori, kad žmonės jam teiktų tinkamą pagarbą. Nes daugiau nėra iš tiesų mums ko garbinti, kaip tik tai Dievą. Ir čia toks priekaištas yra, manau, beveik visai šių laikų krikščionybė, ta šių laikų santykinai, galim sakyti, gal 200 metų, 150 metų, kur tas tokio orumo, nuolankumo mes pristingame. Aš nesakau būtent mes čia susirinkę šį vakarą, bet bendras vaizdas yra. Krikščionybė tos pamaldos dažnai yra taip supaprastinamos, nes žmonėm nepatogu. Nepatogu per dažnai stotis, nes daug bažnyčių yra, kur ir liuteronų bažnyčių yra labai daug, kuriuose netgi per maldą nesistojama. Taip. Kai yra malda, tai va taip, sėdi visi, nes ką čia stovėsiu. Jau atsistoti sunku. Atsiklaupti ir kunigai ne visada nori klauptis, nors irgi yra vietų, kur dėrėtų. Ir parapijiečiai, ir irgi, kad kai katalikai klaupėsi, dar irgi pas mus argumentas yra. Arba yra kitur sumaišyta. Per maldą yra sėdima, bet per giesmę stovima. Irgi neblogai, čia negalime iš to irgi padaryti įstatymą. Taip mes liuteronai žinome, kad tai yra diafora viskas yra, tai nėra, ko Dievas tiksliai nereikalauja, tai negalime pasakyti, kad tu būtinai taip turi melstis, ar taip, ar giedoti taip, ar kitaip. Čia ne. Bet bendras yra toksai, kad mes esame šiek tiek aptingę. Ir mums atrodo tas įsivaizdavimas toks, kad Dievas mato, kas yra mano širdį, o aš galiu, kad ir gal kaip ir būtų dar patogiau, kad galėtume kaip senovės romėnai dar taip pasirėmę, šiek tiek prigulę ir dar užkandžiaudami pasimelsti susirinkę kažkur, tai būtųgi Dievas tas pats, svarbugi mūsų širdis geros, o mes gerai nusiteikę ir patogiai esam. Irgi civilizacija mūsų yra tokia, kur visi reikalaujama mažiau pastangų. Taip. Kad jeigu giesmė, tai turi būti kuo lengvesnė, jeigu malda, tai kuo greitesnė, trumpesnė, o jau ten yra šalių, kur jeigu pamaldos yra jau vos minutę po valandos, ne pamokslas, pamaldos, jau tai jau kunigui parapijiečiai rodo. Mes neturim susikurti įstatymų bereikalingų, taip kad paskui įstatymai kur atrodytų žmogui ir aš viską padariau teisingai meldžiausi. Yra tam, aišku, bažnyčios yra tam tikra tvarka, tai žmogus laikosi arba nesilaiko, bet tai dažniausiai ir mes turim toks irgi Dievas ir nori, kaip apaštalas Paulius sako, kad viskas vyktų tvarkingai, sutartinai, bet mūsų visų čia nėra, aš nesakau priekaištus kažkokiai konkrečiai bažnyčiai arba žmonėms, bet visi mes turime tokį po truputėlį ateina tas visur toks tingumo momentas, paprastumo momentas, nuobodulio momentas ir atrodo, Dievui čia viskas ir taip yra aišku, o čia Dievui ir tenai aišku buvo, dykumoje, kas jam neaišku. Bet Dievas nekalbėjo apie Arono vidinį grožį, apie jo tikėjimą, nusiteikimus, nekalbėjo apie svarstymus,
Kaip ten kas atrodo, sako, darykite taip, nes aš taip noriu, aš esu jūsų Dievas. Ir matome, ko jisai nori, kad būtų orumas išlaikomas. Jo vardo, pačių žmonių, pačios bendruomenės ir tarnavimo jam ir tarnavimo žmonėms.